važiuosim į Drasko Pomorskę, 115 km pervažiavimas ir ten kartosim vieną greičio ruožą 2 kartus. Pirmas greičio ruožas šeštadienį, 144 km, išvažiavus iš serviso supratom, kad neveikia galinis amortizatorius vienas. Ir važiuoti tokiais greičiais su 3 ratais, kuriais gali remtis, yra labai sudėtinga. Tai taip stengiamės saugoti mašiną, stengiamės būti kiek įmanoma greiti. Tas ratas, kur neveikia amortizatorius, tai prakirtom, natūralu, nes jisai neveikia taip, kaip turi būti. Tai praradom dar laiko, bet labai gerai, kad esam finiše, pasikeisim dalis ir judėsim į priekį. Tai taip nesmagu, bet dabar reikia truputį žiūrėti, kur mes esam. Kelio danga labai nelygi čionais, reikalaujantį tikrai labai gerai veikiančios amortizacijos ir pakabos darbo, tai praradom dėl to laiko šiek tiek, nes norėjom saugiau važiuoti, dėl to, kad su neveikiančia pakaba čia galima prisidaryti labai nemalonių reikalų. Be viso to keitėm ratą, tai turim, praradom laiko. Bandysim šiek tiek atsikovoti antram greičio ruože. Tai ką, antrasis greičio ruožas įveiktas. Antras laikas. Šiaip tikrai greit labai važiavom. 20 km iki finišo dingo 5-6 pavaros. Tai turim tik 45 minučių servisą. Turėsim keisti pavarų dėžę. Aš šiek tiek buvau užsigandęs, galvojau, kad iš vis turim dar rimtesnį situaciją, bet važiuoti galėjom, tik tai negalėjom naudoti viso automobilio greičio, tai ten 120, gal 115 netgi buvo mūsų maksimalus greitis. Paskutinę dalį greičio ruožo, tai gaila, dėl to, kad tikrai turėjom gerą rezultatą, man atrodo. Šiaip praktisom truputį laiko, bet nežiūrint į tai vis viena, panašu, kad antras laikas, tai šiaip tikrai saugiai važiavom, bet manau, kad greitai. Toksai ore labai daug laiko praleidom, galim sakyti, kad atidarėm oro linijas Black Hawk Airlines. Pakeitėt? Beveik, tuoj baigtas. Viskas? Jo, tikėkimės, viskas gerai bus. Per kiek laiko pakeitėt? 5 minutės iki galo. Komentaro bus? Aišku, gal būtų reikėti truputį daugiau žmonių arba nekeisti pavarų dėžės, bet kadangi tokie dalykai nutinka, reikia ir reaguoti. Tai važiuojam dabar 115 km iki Ščecino, ten uždaras parkas ir automobilį pasiimsim rytoj, tik prieš greičio ruožą. Rytoj turim 60 km, tai yra 2 greičio ruožai po 30 km, tai tada reikės paskraidyti truputėlį.